Visiems labas rytas, malonu matyti tiek senus veidus, senus pažįstamus, kai kuriuos labai senai pažįstamus ir visiškai naujus veidus. Šansų, kad turėsiu naujų pažįstamų ir naujų draugų, šansų yra. Tikiuosi ne priešą. Jo, tai iš tikrųjų smagu vėl atvažiuoti į Eklesiją. Dėl aplinkybių ten dėka mes įsivažiavome iš Kauno gyventi, dabar gyvenam tarp Vilniaus ir Kauno. Ir retesnis svečias. Visai neseniai skambino man prieš kelias savaitės, Kastytis sako, ar tu dar su Eklesija ar ne? Aš dar vis dar su Eklesija. Ja, bet Paulius 14 metų kalėjime buvo. Bet drąsino bažnyčias, rašė, didžiausia ten padrasinimai, žodžiai iš Dievo parašyti kalėjime, kada jis buvo atskirtas nuo savo brolius. Taip, kad aš su jumis, to labiau, kad jūs myli tą patį viešpatį. Sekat paskui tą patį, kurio ir aš bandau sekti irgi, kaip Jonas Tagon. Tai viešpatį atiduodami tavo rankas šitą rytą viešpatį, šitas kelias valandas, čia susirinkusius vyrus, moteris, valdininkus viešpatė, užtarėjus, dvasinius karius viešpatė, Eklesijos bendruomenė viešpatė, ir save viešpatė, kaip tavo vaiką viešpatė ir tavo žmogų viešpatė. Sujung mūsų širdis viešpatė, garbinimui viešpatė, šlovinimui viešpatė, tikėjimui viešpatė, Dievo darbams viešpatė. Tiesiog šventoji dvasia, ačiū, kad esi čia viešpatė. Tu atneši dangų mums viešpatė, atneši viešpatė laisvę, ramybę viešpatė, tikrą džiaugsmą viešpatė. Tavėje yra išgydymas viešpatė, aprūpinimas viešpatė, amžinasis gyvenimas viešpatė, gyvenimo šaltinis viešpatė, džiaugsmo šaltinis. Tada visus esančius čia poreikius viešpatė. Atnešu bet tokius kalnus, kurie turi susilygint, bet tokias duobes, kurias užpildyti reikia viešpatė, bet visą kas kreivo teisėtiesina viešpatė. Jėzus vardu, šėtonai sakom, pasitraukti nuo žmonių gyvenimų, žmonių likimų. Nuo šitos vietos. Galingu Jėzus Kristus vardu. Skelbiam čia Dievo karalystę, kas yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoji dvasia. Amen. Nusileido dangus ant manęs ir tavęs, ir šlovė debesis apkabino mane. Aš iš šlovę reikiu ir nurimsta širdis. Jėzau, gimdami ją, visos tautos nurims. Tu dovanojai man gyvenimą. Tau, Jėzau, atiduodu savoje. Tu praliejai savo kraują, prikaldamas prie kryžiaus tave. Tu dovanojai man gyvenimą. Nusileido dangus ir atėjo šviesa, ir turtiniai sužybo nauja laisvės diena. Skausmo nebus ir vilties nebėra. Jėzus mano karalius, jis mano Tu dovanojai man gyvenimą.
Biški laksto stygos. Vakar tik sudėtos, dar neatsistoja savo vietą. Penkių minučių pertrauka. Šventas per amžius, šventas galingas, o vadinėlį Dievo garbę. Šventas per amžius, šventas galingas, tu prisikėlei ir išlaisvinai mane. Jėzau, tavimi tikiu, galingu ir šventu krauju. Tu išlaisvinai mane nuo visų ligų kančių. Karaliau tau dėkoju ir garbinu tave, šventas per amžius, šventas galingas, o vadinėlį Dievo garbinu tave. Šventas per amžius, šventas galingas, tu prisikėlei ir išlaisvinai mane. Jėzau, tavimi
Tu prisikėlei išlaisvinai mane. Tu prisikėlei išlaisvinai mane. Šventas per amžius, šventas galingas, o laimėjai raginu tave. Šventas per amžius, šventas galingas, tu prisikėlei išlaisvinai mane. Pradžia neblogai. O, ačiū viešpatie. Kas tikit, kad jis yra čia, tarp mūsų? Aš nuo tokios rašto vietos noriu atsispirti. Bandysiu atsispirti vienos rašto vietos. Antras Korintiečiam. O, taip, čia ir paskaitysiu. Nes Kristaus meilė valdo mūsų įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Ir sekantį 15. O jis mirė už visus, kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. Šitą raštą vietą. Vienintelę paskaitysiu. Karalius kalba, karalius žino. Jis tikrai labai smagu būti su jumis šį rytą. Pasilgau jūsų visų iš tikrųjų. Rečiau besimatom. Ir daugumas iš jūsų žino, kad aš veiklių žmonių bendrėjai prasmegęs aš ten esu iš tikrųjų. Antradieniais važiuoju į vieną kalėjimą, trečiadienį į kitą, penktadienį į kitą, šeštadienį į dar į kitą. Šiandien Lukiškės dabar. Pas Gyvagalvius. Amžini Kristaus kaliniai. Tam tikrą prasme mes esame jo kaliniai, teisumo kaliniai. Pasmerkti būti palaimintais. Pasmerkti gyventi. Jo, iš tikrųjų tai va ir kažkada aš pats sėdėjau teisimųjų suole, jau būdamas krikščioniu, kelis metus jau krikščioniu ir sakiau viešpatie, tikrai esu vertas į kalėjimą, praradau krūvą svetimų pinigų. Ne specialiai, norėjau man priteist, kada specialiai suplanavau, tokį planą turėjau. Ir sakau, eisiu savanorių kalėjimą, nes atims iš mūsų vaikus, mes tada turėjom vaikus iš vaikų namų paėdę, savo turėjom tada, jau 3 pasigimdė. Tiems sėdėti tai bus tikrai labai sunku. Ir sakau, eisiu savanorių. Tikrai esu vertas eiti į tą kalėjimą, nes bausmė už nuodėmę yra mirtis, o bausmė už nusikaltimą yra kalėjimas. Tai va, bet ačiū Dievui, kad viešpats ir už tokius dalykus atpirko, sumokėjo kainą. Kaliniai dabar galėtų eiti laisvę, viešpats. Jeigu viešpats rimtai žiūrėtų, Dievas ateitų dar visiems. Jeigu jis nematytų prasmės dar jiems pasitaisyti, jau būtų pasiruošę. Negrįžtų atgal prie savo nusikaltimų, narkotikų ir taip toliau. Tai va, ir vietoj 7 metų kalėjimo būtų 2 metus lygtinai. Tai aš jau iš 20 metų ką pažadėjau, tą tęsiu. Sakau, savo norą eisiu į kalėjimą, kaip misionierius, ne kaip kalinys. Tai va, tai dėl to rečiau matomės realiai, bažnyčių sąjūdų labai mažai belieka laiko. Nes mes iš tikrųjų turim kažką daryti realiai, kas vyksta pasaulyje, kas darosi pasaulyje, jeigu mes kažką krikščionys, mes kaip pas tave ir pas mane yra atsakymas. Jo to atsakymo vardas yra Jėzus. Jis yra, ko mums reikia iš tikrųjų.
Tai va, ir iš tikrųjų mes su Edita gyvenom realiai. Jis pavergė mūsų širdis, jo meilė tiesiog nurengiamas. Nebematom prasmės gyventi dėl savęs, dėl savo malonumų, dėl vaikų, dėl anūkų. Dėl vienas dėl kito realiai. Mes gyvenom dėl viešpatės realiai. Aišku, mes dabar buvo metai, mums įpareigojo suorganizuoti tą pasaulinę VŽB konferenciją Lietuvoje. Buvo tikrai, sakau, kabo viską biškį pagaukai. Buvo streso tikrai nemažai. Suprantat, mūsų yra 118 vyrų. 118 skirtingų nuomonių. 118 skirtingų pasaulių realiai. Skirtingų ir viską suderinti, reikia tikrai Dievo malonės reikia sutarti, ieškoti bendro sprendimo. Bet, o kas dalyvavo? Teko kažkam dalyvavo Žalgirio Arenai? Keletas dalyvavo. Aišku. Tai iš tikrųjų fainai praėjo, neblogai praėjo. Ir dalyvavo svečių iš kitų pasaulio šalių, man atrodo, iš 13 pasaulio šalių. Bet nemažai lietuvių dalyvavo. Iš tikrųjų, per penktadienį, šeštadienį praėjo apie 4000 žmonių per tos visus tarnavimus. Buvo veido atpažinimo programa įjungta. Grinai penktadienį vakarė buvo įjungta, tai penktadienį tai nebuvo įjungta. Tai buvo 3600 užregistruota, užfiksuota individualių veidų, kurie sudalyvavo per 4 tos tarnavimus. Per 3 tarnavimus, o penktadienį ryte mes tiesiog tikrai buvo apie 4000 žmonių praėjo, iš 500 žmonių įtikėjo iš tikrųjų. Aš nežinau, kad mes turėtume metų daryti banketus, kad, pavyzdžiui, kad didžiausias mūsų skyrius Kauno, kiek mes kokias 2-3 metus turėtume turist, kad 500 žmonių atves pas viešpatį iš tikrųjų. Tai va, ir įvyko toks vienas, pirmas kartas mano gyvenime toksai įvykis, atėjo šeštadienio vakare viena moteris su vyru, atsivežė savo invalidą vyrą, neįgalų vyrą, kuris ten 14 metų vežimėlį sėdi, nes jie būtų buvę nusikaltėliai. Tačiau irgi mūsų bendrijos darbo vyrų indėlis. Jinai 25 metus prasidėjusi moterų kalėjime. 3 vyrus nužudžiusi yra. Labai mylėjo kabutėse vyrusą, nes vaikystėje 8 metų ją išprivartavo, vaikų namų direktorius išprivartavo. Tai jinai visam gyvenimui buvo užkonservuota meilė, ypatingai meilė vyrams. 6 kartus ištekėjus už kalinius irgi yra. Būdama kalėjime, sugebėjo 6 kartus ištekėti. Ir jinai, kai atėjo į VŽB susirinkimą moterų kalėjime, ją pasiuntė šitie administracija, sako, jos pravardė Meška, sako, eik Meška pasižiūrėk, kas čia tokia keistolė atvažiavo, verta mums moteris leisti to susirinkimą, žinai. Ir jis sako, pasiėmiau kelias moteris, atėjau, žinai. Ir žiūriu, nesuprantu, kodėl visi išsišiepia. Mes, sako, susiraukusiu, sako, sėdėm, žinai. Aš tai sakau, žmogus be nuotaikos atrodo išmintingas labai. Žmonės, kurie negali džiaugtis, iš tikrųjų galvoja, kad jie atrodo protingesni, bet per klausimus, ar jie iš tikrųjų yra protingesni. Ir sako, tie laimingi išsišiepia. Pamatė vieną iš pirmųjų Kauno narkomanų, kuris, kai jinai buvo vaikas, 8-9 metų, iš jos atiminėdavo kapeikas, padeda užpakalį. Sako, ką tos banditas čia daro? Ir išsišiepė, sako. Jinai pasiklausė liudimus, ir supranti, ir kai Valeta sako, kalėjime, kai jis pasakoja, kai jisai su Zdylytėm pradėjo kalbėtis, pamatė gėlytės, žolytės, tiltukus, sako, visą atskirą pasaulį, ir viešpats jam sako, ir tu, Valerijo, esi to dalis, to nuostabaus pasaulio dalis esi. Jis sako, jeigu su tokiu banditu Dievas, tokiam nusikaltėliui atleido, o kai jinai 3 žmonės nužudžius, tai čia Dievas. Žodžiu, tai gal ir man gali
atleis viešpats, gal mano gyvenimas gali pasikeisti, jinai patikėjo. Sako, išėjom tik iš kalidriaus, išėjom iš pirmo tarnavimo, tik išėjau, sako, savo pasakiau, kad man reikia dar čia ateiti. Jinai pradėjo pagauti kažkokią kampą. Sako, ir išgėdo, Jėzau, tu karalius. Ir sako, iš polo burnos iššoko giesmė. O sako, panelės iš pirmo aukšto, mūsų viešpats tu esi. Mes pradėjom, sako, šiandien jau giedoti, viskas tai. Na ir suprantate, jinai išėjo į laisvę. Čia 14 metais mes kokius 4 metus važinėjome tą moterų kalėjimą, iki COVID-o. Tai iš Panevėžio? Į Panevėžį. Nėra daugiau moterų kalėjimą Lietuvoje, gyvenasi. Tai suprantate, iš pradžių ten jos kelios atėjo, paskui 20, paskui 70, paskui 120 atėjo. Ir nemažai irgi moterų išėjusios, tai šeimas, dabar nebegrįžta į kalnius. Nu ir jinai išėjo ir apsigyveno kažkur, ir jinai ištekė ir susižinojo, kad jos kieme gyvena, guli vežimėliai, guli lovai vežimėliai, pirma jos gyvenimo meilė. Jis irgi po kalėjimus davėsi, po nusikaltimus, kol nepapuolė 4 į avariją, į stiprią avariją, 3 jo draugai ant vietos susimušė, o jis liko invalidu. Taip Dievas sustabdė jo nuotykius su velniu. Ir jis jau 14 metų guli lovai arba vežimėlį važinėjo. Jie susitokė, sako, aš sako, noriu būti ir moteris, noriu kažką mylėti, kažko rūpintis. Ir jinai pradėjo rūpintis jo ir jie dabar jau gyveno, nežinau, kokie gal 4 metai, kaip susitokė. Ir jinai atsivežė į tą Žalgirio areną į viršų. Algutis sako, pasimelsk už mano Algutį. Jisai visiškai, iš kito pasaulio, jam atrodo kvailystė čia, atrodė. Šiandien jau taip nebėra. Ir aš iššokau, aišku, aš tai nieko nesitikėjau, man tikrai pagailo, jinai ten viršui, šeštadienį vakarės sėdėjo ten, viršui ten su to Algučiu ten nusileisiu vežimėlį, nei mama ten yra labai sėtinga. Užšokau, aš pasimeldžiau ir jį nukratė elektrą. Parvažiuoja ryte, ir kitą rytą, ir tai neša, kaip yra gamtinius reikalus atlikti jam. Žiūrėjau, jeigu čia nėra lovai. Sako, kur dabar tinka mano vyras, kuris tik gulėti galėjo ir vežimėlį sėdėti. Alti, sako, kur tu? Aš tulėtė, Rimutė. Sako, gal tau Rimutė kavos padaryti? Tas po 14 metų pradėjo vaikščioti. Gydytojai pasakė, kad kažkokie nervai, kurie buvo nutrūkę, susijungė su kažkokiais kitais nervais. Tai gali būti, žodžiu, tas Rimas, jis sako, tas Algutis įtikėjo, viską pradėjo. Tas stebuklas, su kuriuo įvyko, jis pasidarė tikinti viskas. Jau buvo keliuose banketuose, Marijampolės bankete dar su 2 lazdomis jis buvo, o Klaipėdos bankete dabar praeitą sekmadienį jis jau buvo su 1 lazda. Bet jam raumenis visiškai, atsitrapavė, jis nevaikščia 14 metų, Stebuklas. Čia pirmas mano gyvenime toks stebuklas, kad iš vežimėlio žmogus po maldos atsistotų ir vaikščiotų. Tai va, toks ir nuotykis. Aš dar norėjau paskaityti, iš tikrųjų, kaip mums parašė padėkos raštą pasaulinės VŽB lyderių, tas komitetas visas parašė. Noriu pasidžiaugti su jumis. Šitą Kėramas oro višimus Jum angliškai, rusiškai ir lietuviškai. Gerbiamas Algi, padėkos raštas. FGG valdymo komitetas nori padėkoti Jums ir Jūsų komandai Lietuvoje už Jūsų išradingumą, pasiaukojimą, aistrą, atsidavimą rengiant 2025 metų Gospel Global Forumo GLPS ir pasaulinę šventę Lietuvoje. Jūs ir Jūsų komanda pakėlėte pasaulinės šventės į aukštesnį šlovės lygį visais rodikliais. Tai yra lankomumų, išgelbėjimų, šventosios dvasios krikštų, tarnystė, liudymai, šlovinimų ir garbinimų. Visų veiklų organizavimas ir vedimas buvo puikus, neprikaištingas ir vyko sklandžiai.
Arenos vieta buvo labai įspūdinga. FGGF valdymo komiteto vardu melčiame, kad Viešpats laimintų ir atlygintų jums visiems už jūsų meilės darbą karalystės labui, Jėzus vardu. Būkite palaiminti. Tom Ogboj, sekretorius FGGF valdymo komitetas. Aišku, mes galvojame ateityje kartą metuose padaryti tokį renginį, kad būtų galimybė šimtams įtikėti, ne vienetams, ne dešimtams, bet šimtam. Aišku, Žalgirio arena kažkaip per didelė, kai galbūt su Kauno hale ten apie 2-3 tūkstančius telpa. Vieną kartą metuose, rudenį, vasarą, kada jau nėra atostogų, vaikai grįžę iš atostogų, tėvai. Kada vienai dienai, kai ten banketą tiesiog padarysim kažkokį sausainį, arbatos, kažkokį sumuštinių. Vienai dienai, nuo ryto iki vakaro, liūdimai, šlovinimas, užtarėjimo malda, atgaivimo malda, su pertraukom, su pabendravimu. Žiūrėsim. Jeigu taip tikrai Dievo valia bus, taip ir padarysim. Iš tikrųjų išleidom 105 tūkstančius eurų tai konferencijai. Surinkom 100 tūkstančių. Tai 5 tūkstančiai tik turėsim mes pasipurtyti, dar iškrapštyti. Ir to ten irgi su visokiais niuansais. Bet tikrai Dievas atlygina, pasirūpina visko. Ir taip pat 100 vyrų padarė. Mes ne vienos kapeikos neėmėm iš to Global Forumo, iš pasaulinės. Mes viską iš Lietuvos padarėm. Mūsų keli vyrai iš karto, aišku, verslininkai, iš karto pernai jau padėjo tos 21 000 pervedė, skyrė bendrijos tam, nes 21 000 kainavo Žalgirio arenos nuoma 2 dienom. Tai buvo irgi ženklas, kad mes turim daryti tam tai Žalgirio areną. Tai va, tai Viešpats tikrai yra galingas. Aš noriu pasakyti, kad niekas neprasideda nuo didelių dalykų. Viskas prasideda nuo mažų dalykų. Tu esi ištikimas mažame, Dievas tau daugiau patikės. Ir pradėk su to, ką turi. Tai va, ir kas manęs nepažįsta, tai 92 aš per tikėjimo žodžio judėjimą įtikėjom su žmona. Va, ką noriu pasakyti. Iš tikrųjų, bet aš ką padariau blogai? Aš nusipiešiau nupiešiau paveikslą Dievo. Aš galvoju, kad Dievas yra piktas, jis nori iš manęs tik atimti viską, jam tik ubagai patinka, kurie neturi nei drabužių, nei maisto, tik tai meldžiasi, tik tai pasnikauja, tik tai tarnauja. Aš galvoju, aš labai norėjau būti turtingas, norėjau būti tas toks ir toks, nes iš tikrųjų tai vienas dalykas, labai mylėjau pinigus. Begalinę meilę pinigam turėjau, labai didelę meilę turėjau. Ir kai tikėjau, net niekur nebuvo dingus iš tikrųjų. Ir, aišku, iliuzija buvo, kad pinigai mane padarys laimingu realiai. Ir aš siekiau pinigų ir aš galvoju, reiškia, kad kai aš praturtėsiu, viską įsigysiu, viską pasirūpinsiu, viską susipirksiu, viską pasistatysiu, pasidarysiu, tada gyvensiu, kaip krikščionis turėtų gyventi. Ir tada Dievas iš manęs, kadangi esu krikščionis, ir nieko nebetimsiu, viskas. Ir mano tas planams, mano planai davedė iki to, kad aš vos į kalėjimą nesisėdau. Tu nežinai, kada sustosi, nes tai pagauna ir tu jau nebesustabdai nieko, tai veža viskas, ką tu prisidirbai, ten susikroji viskas, tai žmonės surišti, aplinkybės ir, žodžiai, tai stumė jau viskas, ir tu tada. Ir aš pasinau, jeigu aš ateidavau susirinkimus, ten, man patiko šlovinimas, viskas. Dar kažko pasakysiu, aš kai tikėjau, realiai Dievas mus palietė, mus kartu sudėta, mes stovėjom priekį. Mes žiūrėjom. Aš sakiau, aš per atgalos maldą sakiau, Viešpatie, aš viską, ką buvau prisiekęs savo nedaryti, viską dariau. Aš jau neištikimas ir tai buvau. Esu melagis, visokių netyrų dalykų pas manęs pilnai. Sakau, bet man 28 metai, aš jau esu susenęs, aš jau esu pavargęs, kaip senis koks. Neturiu jėgų gyventi, viskas, pavargau aš. Neturiu ką pasiūlyti savo žmonai, apart skyrybų.
Ir man kažkaip aš dabar, kad jūs kažkas irgi teko jums įsiskirti, jūsų gyvenime teko įsiskirti, per skyrybas teko praeiti irgi. Ir aš sakiau viską, tai pasakiau, sakau, jeigu tikrai gali atleisti man. Ir aš pamenu, kaip ant manęs nusileido, kažkas į mane ėjo, kaip aliejus, kaip vanduo, kaip oras kažkaip. Bet tikro, fiziškai jaučiau, kaip man įėjo, pradėjo mane plauti iš vidaus, plauti, visą tą mėšlą plauti. Visas tas nesąmonės plauti, ko nepasidėjau visiškai švarus. Ir aš kai pradėjau raudoti, mano žmona irgi žiūri, dar raudoja, mes ten įsiverkėm, ir aš grįžau namo ir aš supratau, kad nebėra melų, dingo viskas, kas netyra, kas mane sutepdavo. Ir aš kitą savaitę, man atrodo, kad kitą savaitę aš turėjau susirinkimą, įdėjau tą tarnavimą ir jau nieko panašaus nebebuvo. Nesupratau nieko. Praėjau gal po savaitę, aš norėjau vėl kažką išgyventi, aš norėjau kažką patirti. Ir supranti, po savaitės po mėnesį nieks nebesikartojo, nebebuvo to. Ką aš girdėdavau, man buvo tamsus miškas, aš nieko nesuprasdavau, ką ten kalba. Nieko negalėdavau pritaikyti, nieko iš viso aš grįždavau ir aš taip pradėjau tolti realiai nuo Dievo. Ką mes bekalbėtume, ką mes darytume, Dievo buvimas būtinai turi būti. Kad mes ir pradėtume daryti kažką be Dievo, žinai. Bus turimės viešpas. Ir aš po 2 metų, kai mane pakvietė jau visiškai, aš jau man bylas iškeltas, aš jau einu pas tardytojas, jis mane pakvietė bendriją, aš jau susipykęs su savo draugais kabutėse, aš viską praradęs ir mane pakviečia važiuoti susitikimą su amerikiečiais, atskrido iš Amerikos svečiai, iš bendrijos ir aš žiūriu, tas pats buvimas su vyrais, kuris buvo tą pirmą vakarą, tas pats su tais vyrais. Tai reiškia, ten tu buvai viešpatie. Tai ten tu reiškia buvai. Tas pats balsas kalbėjo per juos. Ta pati jėga, kuri mane apvalė, ten buvo, realiai. Aš ten tik jaučiau saugus, ramus, tarsi net kažkur mano problemos dingo ten. Ir va tas buvimas realiai veda mane virš 30 metų. Ką bedaryčiau, aš pirmą žiūriu, kad tas buvimas būtų. Kad tas buvimas vestų, kad aš nebūčiau išbėgęs į priekį jau kažkur nubėgęs tam. Ir arba atsilikęs, kažkur užsilikęs. Tai va, ir tikrai verta gyventi su viešpačiu, verta jam leisti naudoti tave. Tai, žodžiu, vietoj 7 metų galvoti, tenai jos viską pradėjo tvarkyti. Aš pamenu, tą vakarą, kada aš ten buvau, ten žiūrėjau tos amerikiečius, ten iš tikrųjų vienas amerikietis, kitas kanadietis, jie 2 broliai iš Europos kažkada po karo pabėgo, ar per karą pabėgo iš Europos. Ir sėdžiu ten, jaučiu tą buvimą, kurį seniai nebuvau jautęs, ir vienas iš jų sako, jaunuolis, sako, kažką aš tau noriu pasakyti. Ir dabar galvoju, viską sugainau. Išvis dabar, jam Dievas parodė, kaip aš gyvenu, kokias pas manęs problemas, jis nesakys ten, kaip tu toks veidmainis širdis, taip pas mus, taip toliau. Gal sakys, kadangi tokie pilni meilės buvo tie vyrai, matai ten durytės varats. Ramiai, atsistok, tiesiog išėjai, kad tavęs nebebūtų čia. Aš taip galvoju, kaip jie pasakys, sako, Dievas mato, ant kiek pas tavęs didelės problemas. Jis sako, tu nebijok, sako, viešpats tave pirmą išves iš tokių problemų. Galite patikėti, jeigu įsivaizduoju, ką aš jaučiau. Ir sako, kai žmonės pamatys, kad tokias problemas Dievas gali išspręsti, tai jie patikės, kad jų mažos problemėlės gali susitvarkyti. Ir aš tikrai, aš kai žiūriu tos 32 metus, kas vyko mano gyvenime, tai negaliu patikėti, kad čia su manim vyko. Koks sapnas, kai koks filmas matyti. Realiai, iš tikrųjų, stebuklas po stebuklo. Ir Dievas pradėjo vesti. Aš nustojau meluoti. Viskas, melai. Aš jau buvau nustojęs. Maždaug 4-5 mėnesius čia melavau. Paskui vėl buvau pradėjęs meluoti. Biški nedasakai, biški pagražinė, žinai. Aš pamenu, kaip tie nusikaltėliai sako, tu taip kalbi kaip aferistas.
Bet sako, mes tau paskolinsim pinigų. Nes jų troškimas uždirbti pinigų lengvų būdų buvo didesnis negu kalba taristas. Ir suprantate, ir aš pamenu tardytojas, sako, tas netardytojas, aš visur pradėjau kalbėties. Aš advokatą savo lygutį, jau laikas pradėti meluoti, sako. Sako, tau yra už sukčiavimą ir už iššvaistymą dideliais mastais. Stambių mastų, reiškia, iššvaistymas ir sukčiavimas. Už sukčiavimą mažesnį, nuo 3-8 yra straipsnis, o už iššvaistymą nuo 5 iki 10. Sako, sakyk, kad tu sukčiavai. Viską suplanavai, viską padarei, kad kaip nuneš pinigus. Ir sako, gausi minimum 3 metus. O aš buvau prisiekęs Dievą daugiau nebemeluoti. Sako, advokatas, aš prisiekiau Dievą daugiau nebemeluoti. Sako, aš geriau eisiu su viešpačiu kalėjimą, negu liksiu čia laisvė be Dievo. Nes Dieve, žinokit, yra tobulas saugumas. Nesvarbu, kas bebūtų. Tobulas saugumas yra, tik neišeik iš jo, neišeik. Mes dažnai iššokam iš to buvimo, iššokam. Apsirenkit viešpačiu, apsirenkit. Tiek te būna jis iš vidaus, tiek iš išorės būna jis. Ir jisai žino geriau iš tikrųjų. Šventoji dvasia, jinai ves tave, bet supraskit, jo mintis ne mūsų mintis, jo keliai ne mūsų keliai. Mes viską galbūt, aš, pavyzdžiui, norėjau, kad būtų viskas pagal mane. Ir čia mano buvo klaida. Dievas geriau žino iš tikrųjų, kaip tai palaiminti. Nes, ir aš sakau, jis sako, tu taip tiki aklai likimu kažkokiu? Sakau, tu vadini tai likimą, aš tai vadinu Dievu. Jis sako, tai padėkim tavo Dievui. Sakau, nežinau, aš prisiekiu, aš geriau sakau, eisiu kalėjimą. Jisai, nori pasidėti, dornelį sėdėti kalėjimą, tam sėdėka. Ir teisėjas sako, reiškia, sako, šitas straipsnis, vienas straipsnis, sako, išėjo vėliau negu nusikaltimas buvo padarytas. Aš kviečiu kitą straipsnį. Aš tik klausau, kaip čia suvasti. Sako, iki 2 metų laisvės atėmimo. Kitas straipsnis, sako, irgi išėjo vėliau negu nusikaltimas padarytas, skaičiu kitą straipsnį. Iki 2 metų laisvės atėmimo. Nuosprendis 2 metai laisvės atėmimo, atidedam nuosprendį 2 metam. Ir onutė tokia mūsų, kuri visą laiką sakydavo, aš Alvytį, aš nuo pat pradžių su šitą srovę. Jai jau 97 metai. Dar jinai gyvoja iš Sibiro peškom parėjusi po tremties. Tai va, jinai ant viso teismo, jinai teisme su manim sėdėjo ten. Šlovė viešpačiui! Visos mano skylutės, kur tik yra, užsidarė, užsicementavo, užsibetonavo, viskas. Užčiapkit, onutę, nes persigalvosi. Ir prokuroras sako, nesidžiaukit, paduosim apeliaciją. Bet jeigu tu viską tiesą sakei, kas gali pasikeisti? Aš vietoj, kada jis klepo mane uždarytų, aš pareinu namo. Edita atidaro duris, stovi vyras, apsikirpęs, sušiltas tik grįžau. Po 7 metų kalėjimo grįžau. Bet sako, dar apeliaciją paduošim. Ir suprantat, galvoju, dar 10 dienų buvo toks įtampa. Ir aš vieną dieną einu, kokią 6 dieną, gal 5 dieną, einu laisvės alėją, šalia Soporo. Ir ten buvo tardytojas, ten eidavau į tardymą, žinai. Ir žiūrėjau, eina mano tardytojas, mes taip einam, žinai. Jis eina link Soporo, aš einu link Senamiesčio. Ir taip mes artėjom, galvoju, dar tas čia išlinda iš kažkur tai. Ir taip artėjom, žinai. Ir tik priartėjom, ką Bartkau, išsisukai? Ir aš taip pagalvoju, tai ar aš kai išsisukinėjau? Sakau, jeigu aš būčiau išsisukinėjęs, tai būtų galima sakyti, išsisukau. Ir jis tai sako, tai ką, Dievas? Ir jis tai save pagavo, sako, tu bet žinai, sako, tai tie straipsniai tai tada negalioja čia. Ir aš supratau, kad jokios apeliacijos nebus. Tai o viešpatis ištraukė mane iš kalėjimo.
ištraukia iš tos, iš kurios, jeigu su pinigais surištėsi su kokiais nusikaltėliais, su kažkokiais žmonėmis įtakingais žmonėmis, bet ten neišeisi, neatsiskaitęs nieko ne. Ištraukia mane iš to viso, iš viso to. Iš to viso purvinos tos kompanijos. Nes kai tu myli pinigus, tu prarandi tada jautrumą. Ir tu nebežinai, kas galima, ko negalima. Nes meilė veda tave, tu darai kompromisus. Ir 2008 ar 2009 grįžau iš Ukrainos. Ir žodžiu, man priteisė, reiškia, baudžiamas bylos uždarytos, bet man paduotas ieškinys ir man kiekvieną dieną iki teismo už $1,5 milijono kapsėjo po 1% dieną. Ir iki teismo prikapsėjo 30 milijonų. 110 milijonų litų buvo priteista man. Tas savivaldos sako, tavo didelės problemas. Ir žmonės pamatys, kaip iš tokių problemų. Man buvo priteista 110. Kaip gali žmogus gyventi ramiai su 110 milijonų litų skola? Bet man nukrito bet kokios pastangos kažką daryti. Nu ką tu gali padaryti 10? Man realiai ta skola išlaisvino mane. Aš sakau, nu Dieve, ačiū už palaiminimus. Nors ne į tą pusę, bet tai supranti, tada tavo čia problemos, tu rūpinys tas skolas. Aš visiškai nukrito man bet kokias pastangos, ten kažkas daryti, kažką. Ir man iš tikrųjų realiai, kai aš atėjau, man tai išpastarys, aš nupirkau tave su visko, kas taisi. Su visom tavo skolom, su visom tavo problemom. Būk čia, mokinkis, tau daug ką reikia suprasti. Nu ir aš 2009 ar 2008 grįžom iš Ukrainos. Aš kokias gal tarp 35-40 pasaulio šalies apvažiavęs. Būsit liūdėtais Jeruzalėje, Judėjai, Samarijai, kaip pačiamis pakraščių. Teko daug kur pavažiuoti, visokiausių stebuklų matyti. Tikrai čia, aš daug, kad pinigais galiu nusipirkti kažką panašaus. Nieko tu negali nusipirkti, kokiais pinigais. Eik, paskui viešpatį pamatysi ir būk ištikimas jam. Lauk viešpatės ir jisai ves. Nu ir aš 2008 mes iš Ukrainos grįžom, tai žiūriu, stovi policininkas. Ryte skambina į duris, policininkas atėjo, sako, čia gyvena Algimantas Bartkus, sakau, aš Algimantas. Tai ką, jūs slapstotės, vengiat skolos mokėti? Sakau, man priteista 110 milijonų, gal pastaisim nuo ko pradėti? Bet jūs stoji tarsi į Seimą skolingas. Čia jūs ieškote, gerklė užtraukė ir vos prakalba. Sakau, aš netgi gyvenu dėl Dievo, aš buvau krikščionis, nutolęs nuo viešpatės, prisidirbau, o dabar 11 metų gyvenu su viešpačiu, dėl jo gyvenu. Ir netgi nieko nedirbu realiai. Aš net oficialiai negaliu dirbti realiai. Tai aš, sako, nuvažiuok, tai visi ieško antstolių. Nuvažiuoju pas antstolius ir antstoliai daro, sakau, pasižiūrėkit, kaip ten su tom skolom. Pasižiūrėkit, sako, likia tik 7,000 litų. Viskas anuliuota. Nesant išieškoti, viskas anuliuota. Trupinėlį viešpats paliko dėl prisiminimo. Tai va, tai iš tikrųjų nieko nėra neįmanoma Dievui. Ir šitą ir mes su Edita visą laiką tuos paskui 30 metų gyvenam dėl viešpatės. Ir mūsų vaikai užaugo, nieks nenumirė, visi baigė mokslus. Džiugas valiudė Žalgirio arenai, penktadienį vakare liūdė jaunimo, jam 36 metai. Aš turiu vieną sūnų ir 5 dukras. Galima YouTube pasižiūrėti visus susirinkimus, dabar jau 3 dalys vietos yra. Penktadienį vakare galite įsijungti, pamatysite, jaunimo vakaras buvo jaunimas, jauni vyrai liūdė. Tame tarpe sūnus mano žentas liūdė, taip pat Lukas. Ir mes tikrai turim visko, ko mums reikia, viską turim. Mašina, kuri nelūžta, kuri oro važiuoja, ant dujų oro važiuoja. Aš su 26 eurais važiuoju beveik 700 km. Ar ne oro važiuoju? Oros kaip tik važiuoja. Esmė yra, nesu kuo tu važiuoji, bet kaip, kokiam sąlygom tu važiuoji. Gyvenam, dabar mes 4 metai bus rudenį gyvenam kaimo vietovėje, vienkiemį, palei mišką. Turiu visą gyvenimą svajoju apie žolytę, savo gazonėlį turiu hektarą 5 arus, vien tik žolės.
Visą gyvenimą aš jaunystėje sportavau, mėgau labai sportą. Sportą ir muziką. Man niekas neįdomu buvo, man sportas ir muzika buvo įdomu. Ir kai mes važiavam žiūrėti to namo, žiūriu, kieme naujas lygelė ir tas turnikas naujas pastatytas. Visada Dievas žinojo, kad reikia tau užšokti ant turniką, ar tikėkri čia. Ir judesys labai gerai yra, žinokit, tai sąnariams, viskam, virškinių, viskas, kraujo apytakai. Ir man 62 metai tai bus. Realiai, o aš jaučiuosi visai, žinokit, kaip būtų man 61. Gerai jaučiuosi. Jeigu tokį asiliuką Dievas surado Žemaitijai, kažkaip gyveno, į miestą nuvažiuodavo, kelis kartus į metus į miestą nuvažiuodavo, kuris 18 km nuo kaimo buvo, po visą pasaulį vežioja, naudoja Dievo darbams, pasakyms. Visokiausiai, radėčiau pasakoti, kokius stebuklus Dievas daro. Kur Dievo dvasia, ten vis stebuklų, žinokit. Kur Dievo dvasia, ten šventoji dvasia, ne tik tais žodžiais, gesmėm nori pašlovinti Jėzų Kristų nuostabiais darbais. Mūsų atsakomybė yra prašytai, eikite pasaulį, skelbkite Evangeliją. Visi, kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėti. Yra labai gerai turėti gerą bendruomenę, gerą pastorių, draugus, brolius, seseris. Bet kol mes sėdėm, žinokit, aplinkiniai žmonės miršta, sėdi kalėjimuose. Kalinė aplankėjai, mane aplankėjai. Iš tikrųjų, keletas žmonių tik lanko kalinius, kiek žmonių lanko ligoninės. Tai va, ir kas netikės, bus pasmerktas. Įtikėjusius lydės šitie ženklai. Mano vardu, jie išvalnės demonus. Jeigu pirmoji eilutė, tai reiškia pats mažiausias darbas, kurį padarys krikščionis velnius išvalnės. Čia pats mažiausias dalykas yra. Krikščionis skaito, kad čia pats didžiausias dalykas. Kokie gali būti štai. Ir supranti, jeigu ką nors nuodingo išgerta, jiems nepakenks, jiems plikomis rankomis gyvatės, kalbės naujomis kalbomis, dės rankas ant ligoninį, tie pasveiks. Vokas turi lydėti krikščionį. Kokie ženklai paliudė. Ir aš pamenu atvedė vieną kartą pas mūsų susirinkimą anoreksija sergančią mergaitę, mama, 15 metų. Ir jau atėjus laiką maldai, jinai ateina prie manęs. Ir taip viduj, akimirksniu. Tai yra akimirksniu visą, kas ten įvyko. Priežastis buvo parodyta viskas, kas ten įvyko. Aš matau, stovi jinai prieš veidrodį, tokia fiziškai stipri mergina, gal sportavos, nežinau, gal sudėjimas toks, bet tikrai jokių būdų nestoro. Ir žiūri save ir velnias sako, pažiūrėk storuliai save, kaip tu atrodai. Tu nieko nedarai. Ir sako, jinai savo pasakė, taip aš stora. Ir nurijo tą anoreksijos demoną į save. Ir anoreksija viskas, ją čiut neužmušė. Liko tik kaulai ir skūra. Kaulai ir skūra. Sako, viešpats sako, pasakyk jai apie tai ir pasakyk, kad aš ją išlaisvinsiu. Kad pasakyk jai, kad Jėzus vardu tas anoreksijos demonas išeitų lauk ir jis išeis. Viskas nieko, pasakyk, kad išeitų Jėzus vardu. Ir viskas. Ir nekreiptėms, ar neatsips, ar rėks, ar tylės, kad bebūtų, tai pasakyk tą, ką pasakiau. Ir aš taip, jinai prieina prie mane, sakau, iš tikrųjų, tu nesirgi, tau anoreksijos demonas įėjo į tave. Tu vieną kartą stovėjai prieš veidrodį ir tu pasakai savo, o realiai tai velnias tavo tokią mintį pasiuntė, kad tu esi stora ir tu nieko nedarai dėl tai. Sako, iš kur tu žinai? O ką aš galvoju, čia viešpats parodė, kad aš galėčiau padėti jai. Ir sakau, aš pasakysiu tam demonui, išeik iš tavęs, Jėzus vardu. Ir jis išeis, sakau. Ir tu galėsi normaliai gyventi. Ir aš taip įpėjau, sakau, tu anoreksijos demonė, Jėzus vardu išeini. Lauk! Ir viskas. Ir tapo laisva. Ir dabar jinai ištekėjusi, turi jau vaikų, gyvena Marijampolėj. Vieną kartą Vyrėlo bažnyčią sutikau aš ją. Sako, žiūriu, visiškai normali moteris,
pilna gyvenimo. Ir tai va, kėramas surabės ir mišys ir vieną kartą. Aišku, aš dar vieną dalyką pasakysiu, kai eisim į maldą. Aš galvodavau, jeigu tu Dievui tarnauji, su Dievu judi, tai tu visiems turi patikti. Nu, jeigu, pavyzdžiui, kažkam jau tu nepatiko, reiškia, kažkur aš nukuliau grybą. Nu, reiškia, jeigu labai daugam nepatiko, tai visai tu grybas esi. Vieną kartą pas mus atvažiavo toks Donvaldo brolis ir mes Panevėžio Laisvų krikščionių bažnyčiai buvom ir ten Dievo dvasia sujudėjo, kažkas dvasios krikštą gavo, kažkas išlaisvinimo, kažkas įtikėjo. Ir ta bažnyčia sako, mes su važiuoju, daugiau nieko bendro neturėsime, čia ekstrasensų kažkoks klubas. Ir aš galvoju, nu Donvaldo, nupjovai tu man grybą, pridėbai man Lietuvą dabar. Ko įsilaižysim dabar. Ir vieną kartą mane pakviečia toksai į Latviją, toks misionierius iš Indijos, jisai ten turėjo vyskupas, buvo 5 bažnyčių. Sako, tu negalėtum paliudyti apie tos milijonus. Tai sako, netikai žmonės, kad gali žmogus būti tiek skolingas. Tai va, tai ką aš dabar grįšiu prie tos istorijos. Tai žodžiu, iš kalėjimo ištraukė, skolas sunaikino. Ir visai neseniai, prieš nepilnus 4 metus, davė pagaliau mūsų namą, kur mes nesam jokiam bankam skolingi. Mes už 84 000 savo pinigų nupirkom tą namą. O kaip atsirado tie 84 000, 20 mes pasistatėm dukros vardu Šančiuose namą ir mokėjom ten už kiekvieną mėnesį bankų. Ir aš galvoju, kad čia yra mūsų tas namas, žinai. Bet kai žmona sako, reikia parduoti namą, reikia parduoti. Aišku, jie slėgė tas paskola. Ir 21 metais Dievas mane pagaliau įtikino, kad reikia parduoti tą namą, bet tai tada kainos iškilo. Ir mes pardėm tą namą, mes buvom 110 000 skolingi bankui, atidavome tą 110 000, o pardėm už 200 000. Laiko atėjus, mes gavom už tą namą tikrai labai gerus pinigus. Ir atidavė, mums liko 90 000, atidavė komisinius 6 000, liko 84 000. Ir žmona randa šitą namą Šankai tam Kaišiadorių rajone. Ir atvažiavom pasižiūrėti, bet įsivaizduojat prie Kruonio elektrinės, kurią aš stačiau 4 metus. Tai per tą elektrinę aš turėjau savo butą, galvau, per Tarybų sąjungos laikais, 89-90 metais aš galvau, nuo 85 iki 89 metų dirbau, stačiau tą elektrinę ir Dievas davė valdžia ten sutartis, aukštos kvalifikacijos specialistai buvo 5-6 kategorijos, buvo priimami tas statybas, 3 metus atidirbi ir gauni butą. Ir aš turėjau 25-6 metų jaunuolis, aš turėjau savo butą, 2 kambarių. Ir kai Tarybų sąjunga subyrėjo, aš paradau tą butą. Aš prieš pat pardaviau už rublius, norėjau nusipirkti namą, pastatyti namą. Žodžiu, apetitas bevalgant pradeda augti. Jau man neužtenka tai 2 kambarių butą. Aš pardaviau ir paradau tus rublius, nes Tarybų sąjunga subyrėjo. Ir paskui, iš tikrųjų, tas praradimas mane atvedė prie Jėzaus. Nes aš visiškas ateistas buvau, žiūrėjau tos dalykus kaip į bepročių sapnojimus. Kaip gali išmintingas, protingas vyras gal tikėti tokiais nesąmonėmis. Ir aš per tą Kruonį buvau gavęs tą butą. Aš jį praradau ir Dievas davė namą su hektaro žemės. Prie kur? Prie pat Kruonio, 2 kilometrai tą elektrinę stovi. Aš ten važinėjau 4 metus į tas statybas, važinėjau dabar į Kauną, įsiseigius per tą kelią. Žodžiu, viską, ką aš praradau, sugrąžino, ne 2 kambarių butą, o 200 kvadratų namas. Antras aukštas ten neįrengta, paliekė neįrengta, ten dar galima tiek pat, 120 kvadratų yra apačia, tai tiek pat galima viršų dar rengti. Žodžiu, Dievas nelieks niekam nieko skolingas. Ir stovi naujas lygiagretes ir turnyras stovi. Visada yra. Nu, ir dabar grįšiu prie ko aš ten norėjau tą pabaigti vieną mintį. Ir tas Indas sako, pravažiuok pro mano bažnyčią, papasakok, ką dabar jums pasakosiu. Ir aš pravažiavau, buvo 4, 5, 6, 7, 4 dienas ir aš kiekvieną vakarą kažkokia bažnyčia tam. Liūdėjom, meldėmės, tarnavom.
Ir po to tarnavimo bažnyčia suskilo į dvi dalis, pasidalino į dvi pusės bažnyčias. Ir tas vaikinukas, kuris lydėjo, mane skambina. Ir aš niekaip neprisiskambinau, jam nepatogu sakyti, kad bažnyčia suskilo. Nu ir išgirstu, po 2-3 mėnesiam jam nepatogu buvo, vis tiek pakėlė ragelį. Ir sako, iš tikrųjų, sako, net žinau, ką tau sakyti. Suskilo bažnyčia mūsų, sako. Sako, vieniem labai patiko, kitiems sako, Kašpirovskis, ekstrasensas, dar kažkas ten žiūrėjo. Nu galvoju, Dieve, dabar maldo prisiverė kočias, o aš kaip prisiveriau dabar. Visa bažnyčia suskilo, žinai. Aš jau paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti. Sakau, ir aš važiuodamas mašinu, sakau, viešpatie, ką prisidirbau dabar? Sakyk, kad neprisidirbčiau ateityje. Jis sako, tu tiesą kalbėjai. Sakau, kaip buvo, tai pasakoju. Mano dvasia buvo. Ypatingai vieną vakarą, kaip aliejus buvo, žinokit, kaip aliejus būtų. Tai, sako, tai jie užpyko ne ant tavęs, vaikelis, ant mano dvasios užpyko. Sako, tu čia nelauk, kad tave girtų kažkas čia, nei tu čia sielotis, kad čia kažkam nepatiko. Tu savo darbą padarai, paliudai, pasimylį, pagėdojai, traukis iš šoną, viskas. Čia yra mano ir jų reikalas. Yra dalis, sako žmonių, kurie nori, kad aš pagal jų dudelį gročiau. Eičiau visur, kur tik tai sako. Yra dalis, kuris sako, viešpatie, kur man, ką man daryti. Tai žodžiu, tai tokia paskutinis dalykas, ką aš noriu pasakyti. Šiandien ir noriu daugiau darbų, kad Dievas nuveiktų daugiau. Bet tikrai verta gyventi dėl viešpatės. Jėzus yra tikrai realus. Ir tik Dievo dvasia jį apreiškia, niekas kitas. Netgi be Dievo dvasios tu net nesuprasi iš tikrųjų, kas Biblijoje parašyta. Tau atrodo, kad ten taip parašyti yra. Galbūt net mokina, kad taip parašyti, bet Dievo dvasia iš tikrųjų žino, kas ten parašyta, ką jis nori pasakyti to. Ir kai Dievo dvasia nusileidžia ant žmogaus, jis priima jėgą. Ir ta jėga gydo žmonės, išlaisvina iš demonų, ta jėga tave apšviečia. Šiaip šventoji dvasia yra šviesa. Ir kai tu esi pilnas šventosios dvasios, tu nebesi tamsuoji, tu žinai, kur eiti. Ir kur neiti? Ką daryti, ką sakyti? Žodžiu, gyvename ir mokinamės. Dar pagėdosim, tada eisime maldą, gerai? Kėra masura viršimus ir visur mano visur viršimus ir visur. Tik tai viskas turi dėrėti mūsų gyvenime, dėrėti. Kad būtų balansas, harmonija. Aš supratau, kad ta moteriškė per ligas eina. Jinai patvirtino, kad jinai per ligas eina. Su ligom, važinėjom Pravieniškis ir ten pas Gyvagalviai, toks daktaras yra Henrikas, žinomas, nusikaltėlis. Sako, prisimeni, Henrikai, tu mane norėjai pakasti. Oi, kažko neprisimenu, sako. Jo žodžiai, praeitą trečiadienį, noriu iš visos širdies padėkoti, nuo savęs asmeniškai, pirmiausia, veikių žmonių bendrai, kad jie lanko. Sako, rimčiausia organizacija, kokią mes takom. Tik rimčiausia krikščionių grupė, kokia tik lanko mus. Išleisti vyrą. Ką? Jis kalėjime sėdi. Kaip sakai? Jis kalėjime sėdi. Jis gyvagalvis. Iki gyvos galvos sėdis. Bet žinot, kad, pavyzdžiui, žmogus, kuris nekenčia, toks pats žmogžudys. Gal žodžiais, mintims tada žudo visus aplinkui. Taip kad... Nespręskim pagal išorę. Ne viskas auksas, kas auksų blizga. Ne viskas taip blogai, kaip mums atrodo iš tikrųjų. Kėra mūsų ryšys.
plačiu keliu, eina daugų mastų, ieškojo savo laimės žemėje. Bet laimės niekur